Sekmadienis Liepos 20 ir jūsų namus mano draugai, bičiuliai ir bendražygiai atkeliauja 34 Mozerio radio laida. Visų pirma, dėkoju Jums už gerus, šiltus atsiliepimus, už Jūsų komentarus, kurie prisideda prie informacijos sklaidos. Dėkoju, kad prenumeruojate mano paskyrą Mozerio žinios esančią tiek YouTube, tiek ir Patreon platformoje. O jei dar to nepadarėte, kviečiu prisijungti prie vis gausėjančios mūsų bendruomenės. Taip pat dėkoju Jums už tai, kad simboliškai prisidedate prie informacijos sklaidos, o taip pat mano veiklos ir pradėtų darbų tęstinumo ne tik žodžiu, bet ir, kas turite galimybę ar norą, tame tarpe ir finansiškai. Tačiau noriu pasakyti, kad Jūsų parama bet kokia forma man yra vienodai svarbi ir vertinga. Kiekvienam iš Jūsų jaučiu dėkingumą, nes žinojimas, kad esame to paties kraujo, kad esame tos pačios rūšies žmonėmis, žinojimas, kad reikalui esant ištiesime vienas kitam pagalbos ranką, šiuo metu bene yra svarbiausias dalykas. Tad palaikykime tą ryšį ir toliau, puoselėkime tą mūsų gražią ir prasmingą bendrystę ir draugystę. Paskutinėje Mozerio radio laidoje, be kita ko, prisiminėme 1260 m. Liepos 13 d. įvykusi Durbės mūšį, kurio metu susivienyję žemaičiai įveikė Livonijos ordino kariuomenę ir būtent dėl to ta diena, Liepos 13, yra minima kaip Žemaitijos vienybės diena. Šios dienos mūsų laidos pradžioje taip pat noriu grįžti į praeitį, tiesa ne į tokią tolimą praeitį, o į 1933 metus, į 1933 metų Liepos 17 dieną. Taip, prisiminsime ir paminėsime tą dieną gal kiek pavėluotai, bet mes, Mozerio radijas ir jūs, mėly mano klausytojai, šią dieną tikrai paminėsime ir prisiminsime. Nes apie tai Lietuvos valdžios mafijos žiniasklaida nieko neparašė nei Liepos 17, nei vėliau. Šiandien yra sekmadienis, šventinė diena, todėl apie blogus dalykus kalbėti tikrai nesinori ir nekalbėsime, bet aš trumpai priminsiu, kad pavyzdžiui Liepos 15 dieną, Žalgirio mūšio minėjimo dieną, Lietuvos valdžios mafijos žiniasklaida nuo ryto iki vakaro praktiškai be sustojimo rašė apie šuns balso lojimu visame pasaulyje išgarsėjusio, bet dar apsiplunksnuoti nespėjusio geltonsnapio 20-mečio viešnagė Lietuvoje, už kurią iš mokesčių mokėtojų lėšų jam buvo sumokėta 30 000 eurų. Tačiau nei žodžio tą dieną nebuvo parašyta apie Žalgirio mūšį, kuriame jungtinės lietuvių ir lenkų pajėgos, kurioms padėjo moldavai, totoriai, čekai, rusai, sutriuškino kryžiuočių ordiną. Gal šios datos paminėti nesinorėjo tam, kad nebūtų įžeisti Lietuvoje dislokuotos vokiečių 45-osios karinės brigados karių ir jų šeimų narių jausmai. Nežinau, bet sutarkime, kad šiandien apie blogus dalykus nekalbėsime. Šiandieną noriu kad jūs kartu su manimi prisimintumėte 1933 m. Liepos 17 d., kai rytų Prūsijoje prie Soldino perskridę Atlanto vandenyną žuvo legendiniai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Prieš skrydį lakūnai surašė testamentą. Ir noriu šiandieną pasidalinti labai trumpą ištrauką iš to testamento. Jaunoji Lietuva, mūsų pasisekimas tegu sustiprina tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais. Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų perkūnas ir mums bus rūstus, pastos mums kelią į jaunąją Lietuvą ir pašauktų Lituaniką pas save, tada tu, jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui. Labai gražu, labai simboliška ir man sukelia tam tikrų minčių, žvelgiant į dabarties įvykius. Lituanikos kabina buvo vos 90 cm pločio,
Lakūnai sėdėjo ant pripučiamų guminių pagalvėlių, padėtų ant tepalo bako, atsirėmė į benzino bakus. Kadangi lėktuvas buvo perkrautas, taupydami vietą ir svorį, lakūnai neėmė nei radio įrangos, nei parašiutų. Nors Lituanika, kaip žinote, ir sudužo, ji tapo laisvės simboliu. Legendiniai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas pakilę Niujorke ir perskridę Atlantą simboliškai sujungė skirtingose Atlanto pusėse gyvenančius lietuvius. Sumažino atstumą tarp toli esančių tautiečių, todėl Liepos 17-ąją yra minima Pasaulio lietuvių vienybės diena. Beje, jei Lietuvos valdžios mafijos žiniasklaida Liepos 17-osios, galima sakyti, niekaip nepaminėjo, tai Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas šią dieną paminėjo labai gražiai, jautriai ir prasmingai. Aš, mėlyjei, tiesiog pasidalinsiu nuorodą, jūs ją rasite laidos aprašyme po šiuo mano įrašu ir jūs patys savo akimis galėsite šį gražų momentą pamatyti, jei jo dar nematėte. O dabar noriu jums perskaityti ištrauką iš 2019 metais Lietuvos valdžios mafijos žiniasklaidoje, konkrečiai naujienų portale 15 min publikuoto straipsnio. Jame be kita ko yra rašoma, kad legendą apie nacių pašautą Lituaniką sukūrė sovietai. Matote, kaip mes perrašinėjame istoriją. Visą laiką mes žinojame, kad Lituanika sudužo ne šiaip sau, sudužo dėl to, kad jai baigėsi kuras ar dėl kažkokių tai techninių problemų, o dėl to, kad ji buvo apšaudyta nacistinės Vokietijos kariuomenės. Tačiau dabargi visa tai yra įvardinama kaip legenda, kurią tyčia sukūrė sovietai. Tame straipsnėje rašoma, sovietų valdžia, norėdama paversti lakūnų žygdarbį kartu ir lietuvybės simboliu ir sovietmečio ideologijos tarnu, o taip pat parodyti nacistinės Vokietijos žiaurumus. Nacistinė Vokietija visai nežiauri buvo, ar ne? Ir palaužti dar rusenantį lietuvių pasipriešinimą, sukūrė legendą, kad Lituanika skrisdama virš Vokietijos teritorijos buvo apšaudyta. 1958 m. birželio 30 d. LKP-CK biuras priėmė slaptą nutarimą, kuriame rašoma laikyti politiškai tikslingų 1958 m. Liepą pažymėti lakūnus Dariaus ir Girėno žuvimo 25-metį, paskelbti respublikinėje spaudoje ir per radiją apie Dariaus ir Girėno skrydį per Atlanto vandenyną, šioje medžiagoje demaskuojant buržuazinę vyriausybę, kuri nesuteikė lakūnams pagalbos, o jų žūtį panaudojo savo propagandai. Sovietų Lietuvos KGB pirmininkas, toliau čia rašoma tame pačiame 15 min straipsnėje, Randakevičius slaptame pranešime Sniečkui rašė, medicininių tyrimų būdu ištirti tikrasias Dariaus ir Girėno žūties priežastis, kad būtų imtasi politinių priemonių sukompromituoti buržuazinius nacionalistus ir fašistus, siekusius nuslėpti tikrąją lakūnų mirties priežastį. Nors tiek Vokietijoje, toliau rašoma straipsnėje, iš karto po katastrofos 1933 m. Liepos 17 d. tiek Kaune po kelių dienų atlikus ekspertizę nenustatyta, kad į lėktuvą yra šaudyta. Sovietmečiu Dariaus ir Girėno skrydis buvo pavojinga tema, savotiškas lietuvybės simbolis. Todėl, kaip teigiama straipsnėje, ir buvo sukurpta istorija apie nacistinės Vokietijos pašautą Lituaniką, įtvirtinti tokią, kabutėse, lakūnų didvyrių vokiečių aukų, kabutės užsidaro, legendą padėjo straipsniai, knygos, dokumentiniai filmai, ekspozicijos, memorialinių sodybų atnaujinimas,
bei artėjant 50-osioms skrydžio metinėms 1983 metais režisieriaus Raimondo Vabalo sukurtas vaidybinis filmas Skrydis per Atlantą. Paskutinėje šio filmo scenoje rodoma, kaip į virš Vokietijos teritorijos skrendančią Lituaniką šaudoma iš koncentracijos stovyklos bokštelių. Visa ši sovietinės ideologijos sukurpta Lituanikos lėktuvo apšaudimu ir kabutėse tikrosios lakūnų žūties nuo nacistinės Vokietijos legenda dėja gali ir dabar. Kitaip tariant, šitame straipsnėje yra labai apgailestaujama dėl to, kad buvo suterštas garbingas nacistinės Vokietijos kariuomenės vardas, kad sovietai jį suteršė, kad sovietai norėjo parodyti nacistinės Vokietijos kariuomenės žiaurumus, pažemino nacistinės Vokietijos kariuomenę, paskleisdami melagingas žinias apie Lituanikos lėktuvo katastrofos priežastis. Štai taip yra rašoma dabartinėje Lietuvos valdžios mafijos, tarp brūkšnelį, valdžios mafijos žiniasklaidoje. Na, o kad mes išliktume objektyvus, aš noriu tą progą jums parekomenduoti perskaityti Gintaro Šiurkaus, žymaus Lietuvos oreivio išleistą knygą Tai kodėl jie žuvo. Gintaras Šiurkus, beje, buvęs prezidento Rolando Pakso bendražygis, savo įžvalgų knygoje Tai kodėl jie žuvo klausia, kas dar nutylėta Lituanikos katastrofos tyrimo akte. Autorius tikisi, kad jo paties patirti ekstremalūs išgyvenimai, priminsiu, kad Gintaras Šiurkus 2 kartus oro balionu perskrido Baltijos jūrą, leido jam kitų kampų pažiūrėti į legendinį Dariaus ir Girėno skrydį. Autorius nepretenduoja į aiškiaregius, jis tiesiog surinko žinomus faktus ir pasiremdamas asmeninę patirtimi bei profesionaliomis psichologijos žiniomis ir logika sudėliojo viską į tekstą, kurį būtų įdomu skaityti. Knygoje gausu sunkiai įtikėtinų faktų apie aviacijos aukso amžiaus herojus ir jų žygius, tarp kurių su ypatingu žinojimu ir pasididžiavimu yra pateiktos žinios apie Lituaniką bei jos kapitoną Steponą Darių ir antrąjį pilotą Stasį Girėną. Knyga skaitosi lengvai, yra parašyta visiems, kuriems įdomu, ar tikrai kalbos apie pašovimą yra nepagristos. O jei ir taip, tai iš kur jos atsirado, kas jas paskleidė ir kodėl jos tokios gajos. Tai vat išgirsti tie, kas iš jūsų domisi, ką sudomino šitą temą, kas norėtumėt daugiau apie tai sužinoti, tai rekomenduočiau paskaityti Gintaro Šiurkaus knygą, įžvalgų knygelę, Tai kodėl jie žuvo. Ačiū, mėlyjeji, kad buvote kartu, linkiu gražaus sekmadienio ir iki kitų susitikimų.